Ką liudija jūsų praktika paveldėjimo bylose? Kokių dalykų dažniausiai nežino ar jų neužfiksuoja paveldėtojai ir dėl ko kyla grėsmė apskritai netekti palikimo? Tai turbūt, kaip ir minėjom, tai dažniausiai būna terminas praleistas, bet taip pat ir būna situacijų, kai asmuo būna dingęs be žinios ir įpėdinis dar jisai tik tais netapęs įpėdiniu, bet jisai jau tą turtą prižiūri ir nežino, ką daryti. Tai mes turėjom tokią bylą, kai asmuo išvyko į Jungtines Amerikos valstijas ir beveik 10 metų nebuvo žinių, kur jisai yra. O mano klientė tiesiog tą turtą prižiūrėjo, rūpinosi, buvo paskelbta tetos paieška, nesėkmingai, teta teko šiuo atveju kreiptis į teismą dėl asmens paskelbimo mirusių. Tai asmens paskelbimas mirusių prilygsta žmogaus faktiniai mirčiai. Jau tvarkomas kaip mirusių asmens. Ir tada jau, kai įsigaliojo teismo sprendimas, asmenį paskelbti mirusių, įpėdiniai gali kreiptis pas notarą dėl palikimo priėmimo.